Akcijos darom. Akcijos partnerės TV3 televizijos darbuotojai bei eterio žvaigždės jau prisijungė prie šio projekto ir švarino Vilnelės pakrantės Sereikiškių parke. TV3 žvaigždės tikina, kad šiukšlės ne tik teršia gamtą, bet yra pavojingos. Todėl kviečia visus Lietuvos gyventojus kitą šeštadienį prisidėti prie šios akcijos. Po pietų į sostinės Sereikiškių parką rinkti šiukšlių nuo Vilnelės pakrantės sugužėjo TV3 darbuotojai ir eterio žvaigždės. TV3 televizija kaip akcijos partneriai iš anksto kibo į darbus. Prie gamtos švarinimo akcijos darom jau šiandien prisijungė ir šiauliečiai bei dar kelių miestų gyventojai. Jie tvarkė savo parkus. TV3 darbuotojai tikino, kad buitinės atliekos plastikinės šiukšlės ne tik bjauroja gamtos veidą, bet ir kenkia gyvūnams. Paklauskite bet kurio valstiečio, ūkininko, kaimo žmogaus, ir jis jums pasakys, kad karvė tetrapakų neėda. O plastikas jai skrandį supjausto taip, kad karvutės kelias būna vienintelis į skerdyklą. Tai kodėl su stirnom, briedžiais ir kitais gyviais turėtų būti kitaip? Nors Lietuvoje dar nėra sudarytos tinkamos sąlygos šiukšlių rūšiavimui ir lietuviai dar tik pradeda mokyti saugoti gamtą, TV3 laidų vedėjai kviečia visus nelaukti valdžios iniciatyvos ir pradėti aplinką tvarkyti patiems. Užteks žmonėms laukti kažko iš valdžios. Kada žmonės patys ims ir pradės daryti, tada valdžia supras, kad galbūt jinai darosi niekam nereikalinga ir tada įsigas pradės irgi dirbti. Bet iš principo patys žmonės turi būti atsakingi už tai, ką jie daro. Ar jie šiukšlina, ar jie renkasi. Prieš 2 metus pradėta rengti akcija vis populiarėja. Pernai jis sutraukė per 70 000 žmonių. Jie visoje Lietuvoje surinko 12 000 tonų šiukšlių. Akcijos organizatoriai aiškina, kad tokios žmonių iniciatyvos reikalingos dėl to, jog daugelis žmonių dar neišmoko saugoti gamtos. Labiausiai šiukšlina iš tikrųjų miško parkuose ir poilsiavietėse. Tai ta kultūra tokia iš tikrųjų likus, kad žmonės atvyksta prie laužų, palieka visas šiukšles, neįsiveža namo. Na ir aišku, čia mūsų infrastruktūros yra problema. Akcijos darom organizatoriai žmonėms primena, kad kitą šeštadienį balandžio 17-ąją šiukšles rinktų tik nustatytose vietose, mat tik iš jų bus išvežamas surinktos šiukšlės. Platesnė informacija apie gamtos švarinimo akciją galima rasti interneto tinklalapyje mesdarom.lt.